Aš girdžiu, kad tokių daug etapų yra praėjusi ritmologija ir dabar galvoju, kaip tuomet ją dabar apibrėžti. Jeigu iš pradžių tarsi dar su tokiu dvasiškumu sieta, dabar daugiau su verslu ir na čia ieškoma to apibūdinimo, kaip tai pavadinti. Mokslas, religija, judėjimas. Jūs pati vartojate žodžius metodas, koncepcija. Kas tai? Aš daugiau kalbėčiau šiandieną apie tą vadinamą info verslą, bet vėlgi čia toks Rusijoje vartojamas terminas, informacinėmis technologijomis paremtas verslas, tinklaveikos principų veikiantis. Šiaip įdomu, kad viešoje erdvėje, taip pat šioje skaitmeninėje erdvėje nuo 2018 metų veikla gana yra minimali. Ir čia vėlgi manoma, kad ir dėl to režimo, vėlgi tam tikro veikimo, dėl vėlgi geopolitinio situacijos, Rusijos-Ukrainos karo faktas. Na, pati pradininkė yra Prancūzijoje šiuo metu. Ir vėlgi žiūrim, kaip yra susidaroma su tais pačiais ar religiniais judėjimas, kaip įvardinė, arba su tais pačiais ir blogeriais. Čia 25 metais irgi gana toks garsus atvejis Blinovskos, blogerės, tinklaraštininkės, TV laidų vedėjos. Tai jai buvo skirta 5 metų atėmimo bausmė, tai irgi už tą vadinamą info verslo šarlatanizmą. Tai tas pats ekstremistų įvardinimas satanistų arba homoseksualių asmenų, dabar vyksta vertinimas apie pagoniško tikėjimo atstovus vairius, nors čia gal gana sudėtinga situacija, pavyzdžiui, vietinės etninės mažumas irgi kaip, tarkime, šamanistiniai tikėjimai, kaip čia pavadinti. Tai nėra sudėtinga tapti tuo, su kuriam, na kaip čia, gal taip tiesiai susidarojama. Tai tiesiog toks tylus ir aišku, viešai mes matėme kelis pasisakymus palaikymo ar gegužės 9 kalbos apie Rusiją, tai čia ir toksai bandymas, kaip sakoma, saugoti galbūt narius, galbūt tą patį visą tinklą. Tai jinai iš esmės patiria kažkokį persekiojimą, galima taip sakyti, nes bent jau taip aiškino jau buvęs viceministras. Kita vertus, na, ta prieštaringa informacija, kiek jinai gausiai apdovanota yra ši pradininkė Lučezarnova arba ankstesnė pavardė Marčenko. Kur ta tiesa yra? Ar ji yra persekiojama ar nėra? Bei jeigu gyvena dabar Prancūzijoje. Taip, tokio kaip persekiojimo nėra, bet kadangi situacija ir religiniams judėjimams yra tikrai sudėtinga, kaip ji ir buvo sudėtinga ir visada, bet šiuo metu tai, kaip minėjau, ekstremistais įvardinti, aišku, čia tokios radikalesnės gal atrodo grupės, bet vėlgi satanistai arba homoseksualūs asmenys, vėlgi pagoniškos grupės, tai yra vėlgi tie dabar daugiau to atkreipiamas dėmesys vėlgi tą internetinį verslą, tai tiesiog nėra saugu. Tai ir įvairios religinės grupės, pavyzdžiui, vaišnavai taip pat viešai kaip ir tą palaikymą režimui yra išreiškę. Tai čia toks, kaip čia savisaugos instinktas eina. Tai tokio kaip konkretaus persekiojimo nėra, bet šiandieną niekas nėra saugus, tai atitinkamai gal ir ta tyla tokia viešoje erdvėje. Šiek tiek konteksto apie ritmologiją propaguojančią organizaciją Lietuvoje. Galbūt dar mačiau portalas 15 min pakalbino Europos darnaus žmogaus instituto vadovę Tatjaną Bivainienę. Jis sakė, kad šio instituto steigėjas yra Lučezarnovos vyras Bronius Gricius, lietuvis. Jie abu, kaip pasakojo Tatjana, dažnai lankosi Lietuvoje, paskutinį kartą dar pernai. Nuo 1990-ųjų rengiamos visokios stovyklos
stovyklos, susitikimai ir Tatjana tai apibūdino kaip klubinę veiklą, kad per susitikimus daroma energetinė mankšta, viskas pagrįsta laiku, kaip įgalinti smegenis, kažką paskaito, kažką paklauso, kvėpavimo pratimus kažkokius atlieka, tą kažką jinai pati Tatjana ir vis vartojo šitą žodį ir sakė, kad negali to pavadinti bendruomenė, nes tokių, kurie 20-30 metų užsiminėja ritmologija, yra vos keli. Tai vat aš apie mastą galvoju Lietuvoje, kiek tai, Rasa, jums žinoma, kad tai būtų, nežinau, paplitę, ar galima tai vadinti kažkokiu nišinę veiklą tuomet? Ne, tai ir kolegos galbūt Eglė daugiau galės papasakoti tų centrų, ar kaip čia, vėlgi įvairiai, ne, įvairiais formatais, ir knygų klubai, ar knygynai, tai čia irgi yra vienas, matėme, registruotas adresas. Kiek dabar atsivertus svetainę galima pasižiūrėti, kad tiesiog teikiamos individualios paslaugos. Galima pasirinkti tą konsultantą vadinamą, ar konsultantę, ir susisiekti, ir teikiamos paslaugos nuotoliu ir gyvai. Galima pasirinkti šalis, tai Lietuva, vėlgi nežinome, kaip buvo prieš kelias dienas, kadangi dalis informacijos išnyko, bet šiuo metu Lietuva nefigūruoja, nors adresas yra ir paminėta žemėlapyje, tai yra tie jau tokie kaip ir centrai, ar informaciniai, ar daugiau veiklos vykdoma, tai Vilniuje turime vieną, Ukrainoje 2, Kyjive, ir kiti yra Rusijoje. Tai tokio kaip ir kažkokios bendruomenės, grupės nuolat bendraujančios, aš manyčiau, šiuo metu tai tikrai nėra. Galbūt tas etapas radastėjos, kai buvo tikrai tos dvasinės paieškos, vėlgi bandymai, įvairūs mokymai, peržiūrimi žmonės įvairūs. Pati Lučezarna irgi, Eglė, pamenu, minėjo nuo jau vėlyvo sovietmečio irgi įsitraukusi tokias gana būdingas tuo metu technologinių tų mokslo sričių kaip ir atstovui, gana būdingos tos paieškos, to dvasingumo tokio, su ezoteriniu, su įvairiais tokiais, tai jos irgi, manau, tai iniciatyva, nemažai buvo tokių tų paieškų, tai gal tuo metu ir galėjom kalbėti apie gal ir bendruomenę, judėjimas taip, naujasis religinis judėjimas, tikrai galima buvo, bet tiesiog šiuo metu tai gana nemažai to verslo išlieka tiesiog. Egle, kaip jūs papildytumėt galbūt tą paplitimą Lietuvoje? Na, čia dar be kita ko visokių tokių neigiamų konotacijų, apibūdinimų ritmologijai, kad čia pseudomokslas, kultas, sekta. Aš mačiau, jūs nesutinkate su tuo, kad negalima to vadinti sekta. Tai aš galbūt pradėčiau nuo to, kad iš tiesų, kiek man žinoma, šio judėjimo veiklos Lietuvoje mokslininkai kol kas netyrė, kaip iš tiesų ir daugelio kitų naujųjų religinių judėjimų ar alternatyviajam religingumui, nekonvencinio mokslo laukui priskiriamų grupių. Tai čia mūsų kalbėjimas, kiek, pavyzdžiui, tas judėjimas paplitęs Lietuvoje yra toks ganėtinai, remiasi daugiau mūsų bendrų žinojimų negu konkrečiais šio judėjimo tyrimais. O šiaip jį visų pirma reikėtų matyti platesnėme šio alternatyvaus religingumo lauko kontekste. Net ir atsiradimą šio lauko Sovietų Sąjungoje, tiek Sovietų Rusijoje, tiek tuo metu Lietuvoje, kur iš tiesų buvo nemažas susidomėjimas ir įvairiomis alternatyviomis religinėmis idėjomis, alternatyviomis ta prasme, kad siejamomis ne su, pavyzdžiui, Lietuvoje vyraujančia katalikybė,
rytų religinėmis tradicijomis, iki krikščionišką religiją, tradiciją ir daugeliu kitų, taip pat įvairiom vadinamojo nekonvencinio mokslo idėjom. Ir šiomis idėjomis pagristomis psichofizinės saviugdos praktikomis. Tai iš tiesų visus šituos elementus galime matyti ir šio judėjimo mokyme. Ir taip pat yra, čia tą bendrą lauką atspindi ir tai, kad judėjimas yra idėjos ir praktikos ateina į Lietuvą iš Rusijos, taip yra daugelio alternatyvaus religingumo judėjimo atveju. Bet kodėl aš kalbu apie Lietuvoje nedarytus tyrimus? Todėl, kad vis dėlto kitose šalyse veikiančios bendruomenės, jos labai dažnai interpretuoja tuos mokymo elementus pagal vietinius poreikius, tai, kas yra prasminga vietinėme kontekste. Ir iš tiesų tai nėra kažkas tokio, kas yra būdinga tik alternatyviajam judėjimui, nekonvenciniam mokslui ir panašiai. Ta pati katalikybė. Irgi Lietuvos mokslininkai jau yra pastebėję, kad Lietuvoje Lietuvos katalikų bažnyčios hierarchai puoselėja gerokai konservatyvesnę katalikybės versiją negu tokią, kokią šiuo metu pristato, pavyzdžiui, Vatikanas, kaip ir centras katalikybės. Tai vėlgi čia mano išvada yra tokia, kad vertinti lietuvio šio judėjimo pasekėjo mąstymą, veiksmus, remiantis vien tik tai judėjimo lyderės mokymo analizę arba judėjimo situaciją Rusijoje yra iš tiesų, gali būti labai klaidingos išvados gautos. O terminai sekta, kultas, vėlgi skirtingose kontekstuose, Lietuvoje galbūt būdingesnis terminas yra sekta, kalba apie dar vieną labai svarbų dalyką, apie kurį būtina kalbėti, nagrinėjant šitą atvejį. Nors sekta gali turėti, iš tiesų turi įvairių reikšmių ir, pavyzdžiui, religijos sociologai jo apibūdina specifinį religinės bendruomenės raidos etapą, kurio metu religinė bendruomenė pasižymi specifinėmis ypatybėmis, bet populiariajame diskurse mes paprastai tą sektą terminą girdime, kuomet norime marginalizuoti, pavaizduoti religinę bendruomenę kaip neigiamą. Ir būtent šitame kontekste ir dabar minėtas, kad tai yra, šitas judėjimas yra sekta. Tai yra tai daugiau pasako apie mūsų visuomenę, viešuosius intelektualus ar net žurnalistus, vartojančių šį terminą, apie jų požiūrį į religinę įvairovę, religinę toleranciją, o ne pačią religinę bendruomenę. Ir iš tiesų, kodėl mes kalbame apie Broko pasaulėžiūrą, veiklą religinėme kontekste? Ar Lietuvoje alternatyvaus religingumo praktikai negali, kaip kiti žmonės, katalikai ar nereligingi, užimti svarbių pozicijų? Kodėl būtent dabar šituo atveju staiga kelias dienas mažų mažiausiai mes analizuojame šitą religinį judėjimą ir bandome vien jau tuo analizavimu parodyti, kad čia yra kažkoks pavojus? Kodėl mes, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu tai kalbant apie ryšius su Rusija, kodėl mes tiek dėmesio neskiriame viceministrei Kristinai Zamarytei Sakavičienei,
kuri yra katalikė, buvusi Laisvos visuomenės instituto direktorė, valdybos narė. Ir šio instituto prieš lyčių lygybę nukreiptos iniciatyvos taip pat apie tai buvo kalbėta, bet iš tiesų gerokai mažiau buvo dėmesio skirta, kad tos iniciatyvos irgi iš tiesų siejasi su dalyvavimu, pavyzdžiui, pasaulinėme šeimų kongrese, kur irgi yra labai akivaizdi Rusijos įtaka ir Rusijos vykdoma propaganda apie tai, kad Rusija yra moralinė lyderė, ginanti šeimą ir panašiai. Tai mes galime duoti ponui Arvydui Anušauskui atsakyti, kodėl. Dėkui, tikrai palikot man net 5 minutės, iš tikrųjų su 6 tezėm, gerai 6, ačiū labai. Ne tai, kad nesutikčiau, jos prieštarauja faktams. Ir gerbiamos tyrėjos, jeigu jūs norite iš tikrųjų ištirti reiškinį, tai eikite į pagrindus. Ieškokite liudininkų, ieškokite dokumentų, kurie paliudytų, kaip visi tie reiškiniai atsiranda. Šiuo atveju, kai mes kalbam apie tas radastėjas, ar nesvarbu, čia pavadinimas, tiesą sakant, netoks ir svarbus. Iš tikrųjų, atsiranda ne tai, kad Rusijoje, atsiranda karinė įmonė, atsiranda su žmogumi, kuris 13 metų darbuojasi toje karinėje įmonėje. Jūs gal sovietmečio iš tikrųjų netyrinėjot ir nežinot, kad karinėse įmonėse niekas atsitiktinai neatsirasdavo, niekas nebuvo priimamas, kiekvieno žmogaus pasaulėžiūra buvo kratoma, perkratoma ir niekas neleisdavo jokių alternatyvių veiklų. 87 metais daug kas keičiasi, bet tai kalbam apie Rusijos gilumą, apie Čeliabinsko sritį, Prieuralę, kur tarpsta šita veikla, duodamos specialios sąlygos, iš tikrųjų, matyt, tas žmogus šiuo atveju, ta Jevdokija pasinaudojo tomis sąlygomis, bet aš persikeliu į dabartį, kokie persekiojimai, kuo puikiausiai tas verslas juda Rusijoje, kuo puikiausiai dedami pinigai į verslus Rusijoje, perkamos akcijos, perkamos įmonės. Tiesą sakant, vos tik tai pradėjau kabinti tą temą, iš tikrųjų, jinai žiauriai įdomi ir iš tikrųjų dar neišsemta. Prancūzijoje gyvena, tai daug rusų gyvena Prancūzijoje, Londone ir Vilniuje gyvena ir vysto verslus Rusijoje, bet šiuo atveju mes kalbam apie labai pragmatiškus žmonės, kurie pasistatė tą finansinę piramidę, aš sakyčiau, nes dalis įmonių, kur pardavinėja knygas, rodo nulinį pardavimą, bet pinigai iš kažkur tai byra iš kitų verslų, kurie surenkami pinigai kitose šalyse ir toje pačioje Rusijoje niekas tenai neišnykė, pavadinimai pasikeitė, veiklos pobūdis iš dalies pasikeitė, tačiau veikla pakankamai intensyvi ir tiesą sakant Lietuvoje taip pat taip apima gal kelias dešimtis, gal kelis šimtus žmonių, tai gal nedidelis kiekis, bet šiuo atveju tai yra mes dabartiniai situacijoje metom žmogų, kuris susijęs su Rusija, su organizacija, kurios lyderė ne tai, kad neigia kažkokius nors Rusijos nusikaltimus, ne, išlovina Rusiją. Viskas vykdoma rusų kalba, ne šiaip savo, o tai yra įrašyta jos doktrina, viskas rusiškai, kartojimai rusiškai, ritmos rusiškai, rusų kalba šventa, artima ten jos susikurtiem vaizdiniam valdovom ir taip toliau. Tai yra daugybė dalykų, kurie galbūt kokių nors tyrėjų dėmesį ir atkreipia, bet aš sakyčiau, mes matom žmonės, kurie į mūsų valstybės pakankamai aukštus postus yra siūlomi, bet neaišku, kaip jie patenka į tuos postus, kas už to stovi.